Labadiena, mėly tinklalaidės Proskina žiūrovai. Šiandien mes tęsėme pokalbių ciklą su filologu, vertėju Kazimieru Seibučiu. Labadiena. Labadiena. Pereitą kartą mes labai įdomiai kalbėjomės apie knygą. Tu pasakei, kad gyvendamas su akademinė knyga, paties akademinio pasaulio, to sluoksnio, nepasigendi. Kodėl? Nėra galbūt akivaizdu atsakyti, bet jeigu įsivaizduoti ir nesvarbu, ar mes postuluojame bet kokią bendruomenę, tarp jų ir akademinę, ir mes postuluojame tam tikrą režimą. Tas režimas gali būti linijinės ir iš tikrųjų, jeigu mes paimtumėme tokią akademinę bendruomenę linijinę prasme, tai yra tam tikras žinijos perdavimo užtikrinimo būdas ir jame gali būti, jame gali nebūti ir iš tikrųjų mes visi su tuo susidurėme jau nuo mokyklos pradžios ir paprastai tas yra priimama kaip tokia duotybė, kaip oras, kuriuo kvėpuojame. Ir atrodo, kad šiuo metu, kai yra visuotinis švietimas, ir kai visi eina į mokyklą, atrodo, tai yra tokia absoliuti duotybė. Ir aš pirmą kartą susidūriau, kai kontroversiškai, ar nežinau netgi kaip pasakyti, tarsi vyksta toks pertrūkis tame linijiškume ir man turbūt čia yra 11 metų ir aš nežinau, apėmė tam tikras toks pojūtis ir nežinau, instinktas, kas tokiame mažame vaike gali apimti. Ir aš neprisimenu, aš prisimenu tik patį faktą, kad mane apėmė noras pabėgti iš pamokų. Ir kadangi aš nemačiau, nebuvau susidūręs nei vienu su tokiu atveju ir pats niekada nebuvau pabėgęs, bet atsirado toks nenugalimas impulsas ir aš nežinau net kaip daryti tą pabėgimą iš pamokų. Tai aš viso labo tam pačiam koridoriui 45 minutės prastovėjau už tokių pusiau pravirų durų, maždaug gal už kokių ten 7 metrų nuo klasės. Ir iš tikrųjų manau, kad tas stovėjimas už durų buvo sunkesnis dalykas negu sėdėti suole. Ir kadangi man galvoje liko tik toks vaizdinys, tai iš tikrųjų toks pirmas sandoris, kai man pertrauko toks linijinis daiktas ir jis toks sunkiai pasakomas, bet jis galbūt jau buvo nuoroda į vėlesnį laiką ir jau praėjus, kai aš jau buvau 11 klasėje, aš irgi mane lygiai tas pats apėmė nenugalimas, sakysime, instinktas, postūmis ar toks vidinis vidinė veržimė ir ji buvo irgi tokia neracionali, nenumaldoma, tai nesirėmė į tai, kas tave sieja aplink, nes aš tų pavyzdžių nemačiau ir aš nežinau, kaip tą daryti, bet aš supratau, kad aš kažkokiu būdu nebegaliu eiti į mokyklą ir turiu kažkokiu būdu iš jos pabėgti. Yra toks pat instinktyvus noras išeiti ir pabėgti ir mes jį galima įvairiai traktuoti. Ir aš žinau, kas tam mane paskatino ir kaip aš pats tuo metu racionalizavau tą dalyką, nes čia man buvo nebe 11 metų, aš buvau 17 metų jaunuolis, iš tikrųjų buvau dar nepilnametis ir
pats pabėgimas man buvo toks labiau metaforiškas ir simbolinis yra dalykas. Aš pasisiuvau tokį didelį krepšį iš brezento, nes kažkaip įsivaizdavau, kad žmogus, jeigu kažkur bėga, tai jisai turi pats savo pasisiųsti kuprinę, yra tokia savo rankų darbo, tokia negrabiai padaryta yra. Ir dar kelionės lazdą išsitašyti. Kelionės lazdos neįsitašiau, bet ta kuprinė ir dar paltas, kuris iš tikrųjų buvo ne mano, bet buvo jis mane gerokai už mane didesnis, aš dabar bijau pasakyti, bet greičiausiai buvo kažkoks vienas iš mano tėčio paltų, nes galvau, kad irgi žmogus bėgdamas negali bėgti kasdieninių rūbų, jisai turi būti kažkoks kreivas, šleivas ar bent jau netitikti tavo matmens, nes tokiu būdu tu kaip ir simboliškai nutrauki. Gal man taip atrodė egzotiškai, bet ir kai aš pabėgau ir tas pabėgimas iš tikrųjų buvo toks lemtingas, nes grįžti į normalią tokią linijinę tėkmę tu nebegali. Nesvarbu, kad tas truko ne taip ir ilgai, iš tikrųjų kokius 3 mėnesius ir aš supratau, kad aš visam laikui esu išskirtas iš tos srovės ir ta prasme tai, ką aš darau, yra mano paties veikimas, jisai nesiremia jokią sankciją, ta prasme jokia institucija nebegali taip sakant, manęs priimti ir akceptuoti, nes aš iš jos esu tam tikrų būdų išsprūdęs ar išmestas ir yra tarp manęs ir tarp bet kurios institucijos yra tam tikras nesupratimo dalykas. Aš pats negaliu paaiškinti, kodėl aš iš jos pabėgau ir jinai pati negali suprasti, kodėl iš šios tokios geros, naudingos, teisingos ir racionalios aš turiu ištrūkti. Ir įdomus daiktas yra dar vienas, nes tu pats tą gali padaryti, bet, sakysime, tavo tėvams yra toks supratimas, kad tu visiems turi tam gauti išsilavinimą, tai, ką jie vadina išsilavinimu. Ir aš dar už kelių metų jau vėl, taip sakant, pabėgęs iš namų, patekau į universitetą, bet patekau nestodamas, nes už mane buvo išlaikė egzaminus kitas žmogus ir aš kažkaip jau tik sugrįžęs ir supratęs, kad yra tokie suveikę spąstai ir aš vėl atsidūriau institucijoje. Ir tiesiog, kadangi tai buvo žiema ir nebuvo kur dėtis, aš palauksiu kelis mėnesius ir kažkaip vėl iš jos pabėgsiu. Ta prasme, kiek aš esu susidūręs, tai yra toks pats gyvenimo žaidimas, ar sakysime, mano būdo ar mano santykio su gyvenimu daiktas, jis mane esmingai išmestavo, pašalindavo, neprimdavo iš savo tarpo. Bet paradoksas galbūt yra tas, kad ir kiek manęs neprimdavo institucijos arba kiek aš su jomis nesitapatinau ir kiek jos man kėlė atstumimą, ir pati produkcija, kurią kūrė akademinis pasaulis ir didžiąja prasme yra nuo antikos laikų iki dabarties, jis tapo mano gyvenimo dalimi. Gerai, Kazimierai, aš dar tada vis tiek norėčiau paklausti, nes klausytojai tikrai bus įdomu ir žiūrovai. Mes galime kalbėti apie totalitarinę santvarką, kada mums buvo brūkama ideologija, kuri tikrai galėjo būti neprimtina ir jaunimas, jaunas žmogus, jaunuolis kaip tu, tokio amžiaus iš tikrųjų galėjo labai nuoširdžiai tam priešintis tokiu būdu.
Taip pat galima kalbėti apie, nežinau, visai kitus dalykus, kurie paskatino, sakykime, tavo tą tokį kelią. Čia labai paslaptingai nuskambėjo, kai iš tikrųjų tėvai rūpinasi. Tu, kiek žinau, ir fortepijonu groji, Dvariono mokyklą lankėjai ir kokioj mokykloje mokėsi bendro lavinimo, kokia tai buvo mokykla? Mokykla buvo, iš pradžių buvo 7 vidurinė Žirmūnuose, po to buvo 22 vidurinė mokykla Antakalnio pabaigoje. Tai va, tai puikios mokyklos, aš manau, kad ten buvo ir įdomių mokytojų. Ar tiesiog nesusidūrei su žmogumi, kuris sulaikytų tave toj terpėje ir tu jau tikrai žinotum, kad tai yra kažkoks šviesulys, kažkas, kas leisų tau išbūti tą mokyklos suolę. Pakomentuok, kas iš tikrųjų tai buvo per postūmis Akstinas? Čia mano aiškinimas gali būti ir bandymas prisiminti ir komentuoti gali būti dirbtinis, bet aš nemanau, kad pirmiausia, kad tai pagrindinis daiktas buvo ideologija. Ideologija gali keistis ar panašiai yra, bet yra sandoris su tam tikra turbūt sistema ir ją labai sunkiai apčiuopti. Jinai pati, sakysime, pati mokinimosi sistema, ėjimas į mokyklą, buvimas suolė ir panašiai yra, jis pats savaime nėra nieko ideologiškai neįkūnija. Jis yra medija. Aš galbūt nesakyčiau, kad aš turbūt labiau pabėgau iš tokios medijos formos. Ir mes sakome, akademinis pasaulis, bet, ta prasme, iš tikrųjų pats tas žodis mus grąžina į 5 amžių prieš mūsų erą, į Atėnus ir į tą sodą ir tiesiog galimas daiktas, kad kažkur labai giliai pasąmonėje yra tas utopinis vaizdinys, yra, kad žinojimas arba mokėjimas čia yra tokie 2 svarbus dalykai, juos reiktų pabrėžti. Aš vis dėlto manau, kad ta sistema švietimo, kuri dabar egzistuoja, jinai yra mokėjimo ir kompetencijų perdavimo sistema. Ir svarbu galbūt atkreipti dėmesį, kad žodis mokslas yra turbūt pirmas rašte, gal jis tas žodis anksčiau egzistavo, bet iš tikrųjų jį raštiškai pirmas Mažvydas pavartoja savo katekizmo pradžiamokslyje ir mokslas, jeigu jo šaknį surasti, jisai kyla nuo žodžio mokėti, tai yra sugebėti, turėti kompetenciją, panašiai yra. Mokslas savaime nėra pažinimo įrankis, jis yra kompetencijų mokėjimo perdavimo yra dalykas. Ir jeigu taip atskirti, ta prasme, kad yra žinojimas ir yra mokėjimas. Mokėjimas yra tai, ką gali perduoti tokia medija ir mediją perduoti su savo racionalumu, su tokiu algoritmu, kuris yra tikrinamas, eksperimentiškai pamatuojamas, kurį gali pasverti. Bet jeigu aš galvočiau, iš ko aš pabėgau, aš vis dėlto turbūt pabėgau iš to, kad kompetencijos mokėjimas, tai, ką graikiškai apibūdina žodžiu techne ir kas į lotynų kalbą buvo išversta kaip ars. Ars gali būti išverstas ir kaip menas, ir kaip gebėjimas. Ir jis dabar daug žmonių meną susietų tokia su grinai humanitarinė sritimi, bet menas iš tikrųjų apima ir amatą kaip technologinį gebėjimą. Tai aš vis dėlto pabrėžčiau ne ideologinį santykį, ne pačių žmonės. Jau visai nesenai ir aš jau kiek praėjusių tiek tų metų, kai ta mokykla atrodo tokia nesugrįžtama utopija, jinai tampa, aš taiga supratau, kad tie mokytojai, kuriuos aš kitus prisimenu, jie ne tai, kad tu ateini mokyklą ir tu susiduri su žmonėmis, kurie tau dėsto vieną ar mokina vieną ar kitą dalyką. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti tuos mokytojus kaip į sistemą,
tai jie nueina į pačius archaiškiausius laikus ir jeigu tu susiduri, kad ir, pavyzdžiui, aš pagalvoju apie savo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją, tai ji ne šiaip mokinasi kažkur abstrakčiai, jinai mokinasi pa žmonės ir pas asmenis, sakysime, universitete ir tokiu būdu ar ją egzistuoja ir kitoje sistemoje ir aš galvoju, aš iš tos sistemos, tos vidinės gilios ir aš dabar bijau pasakyti tikslę savo tos mokytojos genealogiją ir aš egzistuoju toje terpėje, kur iš tikrųjų nueina į begalinius laikus. Mes, ta prasme, jeigu bandytumėme surasti, kada prasideda tas švietimas, mes bet kokį mokytoją, kuris ateina mokykloje ir atsiduria prieš vaiką, ir jo genealogija nusitęs iki begalybės. Ir mūsų galbūt mes paišome kartais genealogijas savo giminės ar panašiai, yra tokia, sakysime, kraujo genealogijos, bet dar gilesnė, pavyzdžiui, kad ir žinijos, tos žinijos, kuri yra gilesnė už mokėjimo perdavo, genealogija yra dar gilesnė. Ir jeigu ją pradėti eiti, iš tikrųjų, ta prasme, kurioj vietoj ta mokytoja, su kuria susidūriau, kurioje vietoje jį baigėsi ir mes taiga suvoksime, kad mes patenkame į tą ir kompetencijų, ir mokėjimo, bet kartu už jos dar tą slypinčią gilesnę žinojimo tikrovės begalybę. Ir tas tinklas, kuris iš tikrųjų mes jau turime net nebelijinį daiktą, jisai egzistuoja visur ir visakame, ta prasme, iš jo ir negali pabėgti, tu gali prarasti kažkokią kompetenciją, atsisakyti ir aišku, visiems aš turbūt kalbu apie mediją, yra tarp kitko įdomus daiktas, čia man gal buvo 12 metų, yra mano fortepijono dėstytoja, buvo studentė konservatorijoje ir aš visus metus 12 metais ateidavo ir man reikdavo pasiimti raktą, susirasti auditoriją, pasirinkti ir aš toks buvau kaip, aš visai nesnai kažkaip pagalvojau, kad aš metus, būdamas toks mažas berniukas, aš visus metus pragyvenau konservatorijoje kartu su suaugusiais žmonėmis ir nors iš tikrųjų tie mano muzikos, muzikai aš tiek priešinausi, bet pats tas santykis su ta pačia medija, jis egzistuoja. Tai yra labai gilus santykis ir iš tikrųjų, jeigu mes galime kalbėti, kad yra tam tikros švietimo režimai, tai mes galėtume gal postuluoti, kad yra toks švietimo režimas, kai perduodama tik techninė, bet yra gilesnis švietimo režimas, kai tu susiduri su ta daug giliau į praeitį ir į vidų nueinančią genealogiją. Ir aišku, už viso to stovi tas aukščiausiasis pažinimas, kuris yra mumise, kurio mes negauname, kuris yra neperteikiamas nei pamoka, nei mokslų, nes mes mokydamėsi gauname techninę, mes iš tikrųjų tampame įrankiui, kuriam galbūt mes galėtume tapti tuo indu tam žinojimui, kuris yra giliai mumise ir kuris yra giliai viršuje ir šitą prasme mes įvairiai galėtume nusakyti. Bet ar tai nebuvo dėl to, kad tu mokėsi didelėje klasėje, galbūt privatus mokymasis arba toks mokymasis, kuris atsirado pandemijos metu, nuotolinis mokymasis, būtų suteikęs naujų galimybių galbūt pasirinkti tinkamesnį mokslą, mokytoją ar programą, kaip manai? Esminis dalykas yra turbūt tas, ką mes laikome mokinimuose. Jeigu mūsų mokinimasis yra duomenų, informacijos ir kompetencijų perdavimas, nematyčiau didelio skirtumo,
ar mes mokomės klasėje, ar mes mokinamės nuotoliniu būdu, ar dar kokiu technologiškai generuojamu metodu yra. Nes duomenis ir kompetencijas galima perduoti bet kokiu būdu. Iš tikrųjų, duomenų, kompetencijų ir informacijos perdavimas jis nereikalauja asmeniško kontakto, jis kaip tik yra nuasmeninta erdvė. Tai netgi nuotolinis mokymas tokių požiūrių yra galbūt net artimesnis, netoks iškraipytas, neturintis asmeninio ryšio ir panašiai yra. Jeigu mes kalbame apie techninę, kalbame apie mokslą kaip apie mokėjimą, kaip apie kompetenciją, bet jeigu mes turime galvoje kitus dalykus, yra tai, ką būtų galima nusakyti kaip matymą tikrovės, ar galima gal surasti ir kažkokį kitą būdą, yra ką mes mokinamės, kaip mes mokinamės matyti tikrovę, matyseną būtų galima vartoti. Tai matysena paprastai yra perduodama asmeniniu būdu, tai yra visiškai kitas santykis, yra kita tikrovė, yra iš savo paties patirties, ne visi su tokia patirtimi galbūt yra susidūrę, bet kadangi esu mokęsis muzikos mokykloje, muzikos specialybėje, mokiausi aš fortepijoną ir tu turi pamokas vienas ir tos pamokos jau praėjo daug tų dešimtmečių, toks yra jausmas, kad aš tuos žmonės, su kuriais mokiausi vienas, aš juos prisimenu ir tas santykis yra ir sėdėjimas dviese klasėje su pedagogu jis yra toks nenonimiškas, toks gilus yra panašiai. Ir netgi ne tai, kad tu mokais irgi techninių dalykų yra, bet persiduoda kažkas kitas. Ir aš abejoju, ar toks būdas gali būti perduodamas bet kokiu kitu būdu. Tai iš tikrųjų mes padaryti, iš tikrųjų net yra sakoma, ir žmonės, pavyzdžiui, tarp tie patys muzikai yra, kurie yra jau baigę aukštuosius mokslus ir panašiai, ir kartais jiems tenka susidurti ir netgi kelias valandas padirbėti su maestro, gauti privačių pamokų, ir tai jiems gali padaryti patį lemtingiausią įspūdį visam gyvenimui, nors jie yra jau mokėsi 20-30 metų, bet elementarus sandoris persiduoda. Tas dalykas, kuris yra nenusakomas, kaip kompetencija perduodama, kažkas yra giliau, yra daug būdų, kaip tas yra nusakoma. Aš čia pavadinau, viena yra matysena, galbūt jeigu mes kalbame apie muzikus, mes galime kalbėti apie girdėseną. Tas daiktas, kuris nėra generuojamas, nėra sukuriamas, yra ta gilesnė tikrovė, kurios mes neapčiuopsime. Tai akivaizdu, kad klasė irgi yra specifinė erdvė, ir klasėje, aišku, mokytojas turi kitokią poziciją, jis negali su kiekvienu vaiku užsiimti. Bet čia yra jau, ta prasme, aš nežinau, ar klasė yra pakeičiama, nesvarbu, ar jinai turi tokį pavydalą, tokį prūsiškos mokyklos. Nors prūsiškoje mokykloje jis irgi yra ta matysena, kuri ateina iš vokiško pietizmo, tai yra tokio radikalaus liuteronizmo, joje tas dalykas išlikęs, tai yra tam tikras asmeninis santykis, asmeninė atsakomybė, kuri netgi sekularizuotam ir kitom sąlygom, jinai tokiu giluminiu būdu išlieka. Ir jinai išlieka, dabar nors klasės yra liko, bet nėra likę santykio su mokytoju. Yra paradoksalus dalykas, kad mes tarybiniai mokykloje mokytoją vadindavome tamsta. Jeigu žodis jis dabar iš apyvartos, jis jau tada buvo likęs tik vieninteliai vietoje vartojamas, vaikai taip kreipdavosi mokytoją, tamista yra
tavo mylysta yra. Tai yra iš tikrųjų labai archainis iš feodalinių laikų atėjęs kreipimasis, kuris paradoksaliu būdu gyveno ir tarybinėje mokykloje. Ir aš kiek jeigu aš teisingai suprantu, kažkurio metu jau nepriklausomo Lietuvoje jisai buvo išmestas kaip šiukšlė, nes iš tikrųjų mokytojas tapo paslaugas teikiančių žmogumi. Aš atsimenu, kaip meno mokykloje, gerai, kad priminėjai, būdavo taip, ateinam į pamokas ir mokytoja mums sako, labą dieną mokiniai. Ir visi atsako choru, labą dieną tamsta. Ir tai buvo nuostabi kiekvienos dienos mokymo pradžia. Iš tikrųjų. Aš tik dar norėjau pabrėžti, kad pats tamsta mes įnaudojame kaip paprastą žodį ir aš tikrai neįsivaizdavau, kad jisai reiškia tavo mylysta. Toje žodėje net ne jūsų mylysta, bet vartojamas dar archaiškesnis žodis yra tavo. Jeigu mes pasižiūrėtume tą liturginę ar tokią labai aukštą retorinę ir bažnytinę kalbą, tai žodžiu tau, tave kreipimas į Dievą. Tai iš tikrųjų į mokytoją buvo kreipiamasi pačiu aukščiausiu statusu ir net vaikai, kurie to žodžio nesuprasdavo, tamsta buvo taip prigijęs ir jis nubrėždavo tam tikrą santykį tarp mokinio ir mokytojo. Ir mes galime abejoti, ar tai yra gerai, bet iš tikrųjų tas santykis buvo, kad tarp mokytojo ir mokinio yra ta riba, nes mokytojas yra tam tikros kultūros, inteligencijos nešėjas. Mes čia dabar kalbam tokia labai svarbia tema apie tavo akademinį pasaulį, apie tavo mokymosi kelią, kaip tu rinkaisi ir toliau tęsim, bet vis tiek aš labai noriu dar šiek tiek minutę skirti tam mokymo proceso pasikeitimui, kuris dabar yra ir labai dideliam iš tikrųjų problemom, kurios kyla auklėjimo sistemai, nūdienos būtent. Nes mes žinom, kokia buvo tarpukario sistema su didžiulė pagarba mokytojų, prezidentų ir panašiai, kada kreipdavosi jūs ir visa kita etika. Taip pat ir tarybinių laikų sistema, ar sovietinių tiksliau, mes taip pat žinome puikiai, bet tada irgi buvo dar išlikęs tas, sakykime, pažymys už gerą elgesį. Buvo visai kitas požiūris. Ir dabar mes vėl ateinam į kitą laikotarpį, kur etikos pamokos arba tikybos pamokos vėl remiasi kitom paradigmom. Pasakyk porą žodžių, kur tavo nuomonė šių dienų yra kažkokio konflikto, tarkim, tarp mokinio ir mokytojo esmė. Kur čia šuo pakastas? Trumpai. Šuo turbūt yra pakastas, kaip visuomet, yra labai giliai, bet aš manau, kad mes įžengėme į labiau technokratinę ir technologizuotą erdvę. Toje technokratiniai, technologizuotoje erdvėje tas, ką aš čia pavadinau matysena, jinai irgi orientuota į technologinį, nežinau, galima met kabutėse sakyti kaip metaforą, judėjimą priekin. Ir pats tas technologinis, technokratinis pasaulio matymas, jisai iš tikrųjų nereikalauja asmeninio santykio, jisai reikalauja tam tikrų duomenų, kompetencijų, informacijos, kad tu galėtum tapti tokios didžiulės globalios mechaninio mašininio judėjimo į priekį dalyvis. Iš tikrųjų yra kitas reikalavimas. Šitoje vietoje irgi ir mokinys yra suvokiamas kaip tam tikras gavėjas informacijos ir mokytojas suvokiamas tik kaip tos informacijos perteikėjas. Ir mokinys ateina kaip vartotojas ir jisai iš mokytojo gauna informaciją kaip prekė. Pardavėjui ir pirkėjui nebūtina turėti asmeninio santykio. Pardavėjas, jeigu jis dirba, kaip sakysime, jeigu paimsime didžiulę universalinę krautuvę,
jam pakanka žinoti tik tų prekių pavadinimus panašiai ir paimti iš tavo pinigus, užmegzti ryšius su pardavėju mes galime visiškai kitokioje visuomenėje, jeigu mes iš tikrųjų dar galime nueiti į turgų ir panašiai, mes po kurio laiko mes atpažįstame pardavėjus, mes juos galime sveikintis, jau tarp kitko po kurio laiko žinome jų vardus ar panašiai, tarp mūsų atsiranda asmeninis ryšys yra. Bet universaliniai krautuviai mes tokio santykio neturime ir jisai galbūt toje erdvėje jis būtų ir nenatūralus, ir griaunantis visą tą mechaninę tvarką, kurioje padaryta, kad viskas turėtų vykti sparčiai, neklausinėjant, o galiausiai mes dabar ir krautuvė yra pasiekę tokį lygį, kad ir patys perkame savo prekes. Mes iš vis atsistojame prie techninio daikto, kuris nuskaito kodą ir kuriam tu tiesiog susimoki. Tu apskritai ne iš žmogaus perki, o iš kažkokios mechaninio gadžeto, aš nežinau, kaip įrenginio. Taip. Tai grįžtant prie tos tavo pabėgimo iš mokyklos istorijos, aš tiesiog norėčiau padaryti tokį pastabą tokią, kad greičiausiai jau tu buvai praaugęs pagal savo išsilavinimo ir vidinio tokio pasaulio suvokimą tą lygmenį, tokį vidutinį lygmenį, sakykime, tos didelės klasės, kurioje mokosi ten 20-30 vaikų. Ir tau iš tikrųjų reikėjo kažko naujo. Ar tu išėjęs iš mokyklos radai kažkur kitur, kur tu buvai pabėgęs tą, ko ieškojai? Aš gal kitaip suformuluočiau, aš kaip kalbu apie tą pabėgimą, aš ir dabar galvoju, o iš ko tu pabėgi yra? Iš tikrųjų visuomet yra labai sunku pasakyti, aš nemanau, kad aš pabėgau iš tos klasės ir iš tų vaikų ir iš tų mokytojų, bet tu pabėgi iš tam tikros logikos ir galbūt ta logika buvo nuvokiama, nes ir tuomet visiems pats mokyklos ir tuometinis jisai jau buvo tiek mechanizuotas, kad visiems buvo suvokiama, ypač tas jautėsi 11 klasėje, paskutiniai klasėje, iš kurios aš pabėgau, nes buvo suvokiama, kad žmogus, vaikas, ta prasme, tas turi, 17-metis yra, jo visas tikslas yra įstoti į aukštąją mokyklą, kad pats mokslas jis yra beprasmis, jis yra tik įrankis patekti į dar vieną mokymo dalyką, kad pačios žinios jos yra instrumentalizuotos, jos yra įrankis siekti kažkam, jose nėra tos gelmės, kuri tave atvestų į pradžią ir panašiai yra. Galbūt tas irgi yra natūralu, bet iš tikrųjų aš galiu laikyti, kad tas iškritimas yra iškritimas iš tos mechanizuotos, instrumentalizuotos tikrovės, kur ir tu, ir mokytojas, ir institucijos turi instrumentinę reikšmę kažkam yra. Tas kažkas jis gal dabar yra ryškesnis, tai iš tikrųjų tai, kas yra įvardinama kaip tokia beribė technologinė pažanga, kuri neturi atsakymo į tai, kas yra žmogus. Tuomet norėčiau paklausti, ar atsiradus internetui, tas knygų pasaulis, apie kurį mes kalbėjome ir šiandien, ir praeitose laidose, vis dar tebėra toks pat įtakingas, ar pasikeitė kas nors? Kokią įtaką internetas daro, dėl ko turėtume sunerimti, o gal kažkas iš tikrųjų labai padeda mums? Internetas turbūt paradoksaliai iš viena vertus nutolino knygas nuo mūsų, o kita vertus labai priartino, nes kartais pakanka tik apie kokią knygą pagalvoti ir tu ją jau internete gali vienokiu ir kitokiu pavydalu susirasti. Tu ją, aišku, turi netokiu liečiamu taktiliniu pavydalu, bet tu ją kaip turinį gali gauti. Tu gali ją apžiūrėti panašiai, jeigu jį nori, gali galiausiai įsigyti ir fiziniu pavydalu. Tai šioje vietoje
jeigu internetą mes žiūrime tik kaip mediją, kuri medijuoja, tai ta prasme, tai jisai yra iš tikrųjų yra įrankis, kuris yra labai parankus, yra, kuris tarpininkauja. Pavyzdžiui, turbūt jau 20 metų funkcionuoja toks daiktas kaip svetainė Abe, yra pasaulinis antikvariatas, yra, kur galima įsigyti aibę knygų, kurių kitur niekur negausi. Ir kadangi jinai jungia daugelį pasaulio antikvarinių knygynų, tai tu gali knygas gauti iš tokių atokiausių vietų, yra surasti tau, kas reikia, kur anksčiau tiesiog tu niekad nenueitume kokio nors, pavyzdžiui, Prancūzijos kaimelio knyginėlį, kur galbūt ten yra 100 antikvarinių knygų. Tu tiesiog fiziškai ten nepatektum. O tau dabar tas yra padaroma prieinama. Tai internetą irgi, jeigu suvokti tik kaip įrankį, kaip mediją, bet ne tai, kas diktuoja, ir suvokti, čia visiems yra technika ir technologija. Pavyzdžiui, žodis, kai mes sakom technologija, tai mes galime sakyti, kad mes jau kalbame apie pasaulį, kuriame yra technika paverčiama matysena, yra, kad pasaulį reikia suvokti kaip techninę protą. Bet, pavyzdžiui, įrankis pats savaime, jis yra, jeigu jį suvoki ne kaip tą, kuris tau padiktuoja požiūrį į pasaulį, bet tik kaip įrankį, jis yra iš tikrųjų labai naudinga priemonė ir internetas, ypač netgi, jeigu mes kalbam apie knygas, yra, tai aš nekalbu šiaip, kad galima įsigyti ką tik išėjusias knygas iš viso pasaulio, bet net kaip antikvaras knygų, jis iš tikrųjų yra unikali priemonė. Ir aš, kai atsirado Abe, aš įsigijau pluoštą knygų, kurias aš turėjau įvairių pavydalų ir kitas šviestas turėjau, bet aš kitas specialiai įsigijau, kad aš jas galų galiai įsigyčiau fizinių pavydalų. Ir tai knygos yra kitos leistos ir tarpukarį, ir po Antro pasaulinio karo, ir atėjusios iš įvairiausių vietų, ir iš pačių netikėčiausių, nes tai net nėra dideli miestai, sostinės ar panašiai. Yra. Be interneto aš tokios galimybės nebūčiau turėjęs. Taip. Dabar norėčiau paklausti apie labai pastaruoju metu reklamuojamą programėlę Blinkist, kuri apdoroja per dieną milijonus naujai išleistų knygų ir grožinę literatūrą, ir specialią literatūrą. Tai yra dirbtinio intelekto padarytos santraukos. Jos esmė yra 15 minučių. Kaip yra reklamuojama per 15 minučių, vedžiodamas šunį arba vairuodamas automobilį, tu gali kiekvieną dieną, netgi įsivedęs tokią dienotvarkę, tarkim, ar bėgiodamas kažkur miške taku, ar ne, tenai sportuodamas, visą esenciją perskaityti tokiu būdu. Perskaityti per dieną dirbtinio intelekto sutrauktą knygą. Aš įsivaizduoju, kokio Tolstojaus Karą ir taiką, ten 4 tomus, ar aš nežinau, bet ką paėmus, kokią čia dar knygą iš 10 tomų, bet kurį rašytoją, kur parašė net ne vieną storą knygą, o daugiau, ir per 15 minučių tu tokiu būdu perskaitai. Kaip tu įsivaizduoji, kas tai galėtų būti? Ir pasirodo, kad tai yra labai populiaru, vis labiau populiarėja Holivudo aktorių, naujųjų turtuolių, verslininkų ir intelektualų gretose, tarp jų. Aš kadangi pirmą kartą girdžiu tokį daiktą, nesu susidūręs, yra labai sunku pasakyti, bet čia irgi priklauso, kaip to naudotis. Jeigu kažkam tokia programa gali suteikti žinių, kad egzistuoja kažkokios knygos ar panašiai, galbūt jinai turi kažkokią savo naudingą, bet jeigu jinai suteikia iliuziją, kad tu gali gauti apie tą knygą informaciją, tai mes susidarėme su tokiu dalyku. Aš manau, kad žodis 15 minučių čia yra svarbus, nes jis įveda
įveda kiekybinio laiko logika. Yra, ta prasme, knygos laikas yra labai specifinis. Yra žymus prancūzų naujosios bangos kino kritikas André Bazenas. Jis dar čia pokario metais, 5-6 dešimtmetį, jis į kino kritiką įvedė iš Bergsono pasiskolintą terminą durė, trukmė, lietuviškai turbūt taip būtų verčiama, kuris problematizuoja ir kino tikrovę. Nes kine yra ir tas laikas, kuris teka savaime, bet yra ta trukmė, kuri yra nenusakoma kiekybiniu būdu. Jeigu karą ir taiką mes iš tikrųjų dar miglotai 15 minučių galėtume sutraukti siužetą, bet jeigu mes paimtume tokius 20 amžiaus klasikinius veikalus kaip Joyce'o Ulisą, tai Joyce'o Uliso visas turinys yra vieno herojaus, Leopoldo Bliumo, vieną dieną trunkanti kelionė po Dubliną. Tai jis yra kaviniai, tai susitinka su draugais, vyksta iš tikrųjų, aš nežinau išvardinti kokiose jis gatvėse ar kokiose kavinėse buvo, tas nieko nebūtų pasakyta, nes pats, jeigu mes Ulisą imame kaip trukmę, tai yra įžengimas į Joyce'o kuriamų žodžinių skambesių, asociacijų, kalbų. Jisai prasideda nuo tridentinių mišių citatų ir nuo lotiniškos kalbos. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, šiuo metu žmonės, kurie skaito Ulisą ir kurie nėra buvę tridentinėse mišiose, tai yra mišios, kurios egzistavo Antro Vatikano suvažiavimo ir kurių, pavyzdžiui, Lietuvoje dabar reikia surasti specialiose vietose, jie netgi neturi tų asociacijų. Kai Joyce'as įveda tą daiktą, jisai turi auditoriją, kuri dar žino, kaip atrodo tos tridentinės mišios. Visas tas eina į tą trukmę. Įeina ir asociacijos, ir tie daiktai, ir panašiai tos asociacijos, pavyzdžiui, žmogus, kuris yra buvęs tridentinėse mišiose, jis girdi ne tik tos žodžius lotiniškai tariamus, bet jisai atsiduria ir toje bažnyčioje, kuri buvo pilna, nežinau kaip pasakyti, smilkalų. Ta prasme, tu įžengi ir olfaktorinį pasaulį, ir į taktilinį pasaulį, į aibę dalykų. Ir jau aš nekalbu apie Joyce'o žodinę kūrybą, kuri iš tikrųjų neišsemiama ir kuri jau 100 metų jie vis bando išnarplioti tos jo žodžio asociacijas, neišverčiama žodžio asociacijas. Ir iš tikrųjų Uliso bet koks vertimas yra tik tai preliminarus, nes tu įžengi tokią į specifinę jo kuriamos anglų kalbos erdvę. Ir jeigu mes kitą variantą paimtumėm panašaus metų Prusto prarasto laiko beieškant. Kaip tik noriu apie Prustą pasakyti. Taip. Tai yra 7 tomų veikalas, jis maždaug apie 3000 puslapių turi. Ir ta fabula paprastai yra nusakoma, kad tai yra herojaus panirimas į prisiminimus. Iš tikrųjų, mes galime paimti 15 minučių tokią kaip daiktą ir pabandyti ten įdėti tą Prustą. Ir mes išgirsime, kad tai yra panirimas į prisiminimus. Jeigu žmogų, pavyzdžiui, tokia informacija patrauks, galbūt jinai ir naudingai, bet kita vertus pagalvos, kas per veikalas, kur kažkas kažkur pasineria, kur niekas nevyksta, kur net nėra aiškaus siužeto. Iš tikrųjų tai yra tokia, mes irgi, jeigu tą Bazeno terminą bergsonišką durė paimtumėm, tai yra trukmė, tai yra panirimas į tokią kalbinę erdvę. Tai iš tikrųjų toks buvimas kaip transo būklė yra.
yra kokybinės būklės, yra kokybinės ir mūsų psichologinio požiūrio ir kognityvinio ir panašiai yra, jos niekaip nėra perkeliamos į tokią kiekybinę realybę yra. Bet iš tikrųjų, galima pasakyti, kad tai yra ilgas veikalas, kad yra daug tūkstančių puslapių yra, ir kad ten yra panirama į prisiminimus yra. Iš tikrųjų, dėkoju Kazimierai už puikią introdukciją tokią į knygų skaitymo patį metodą, pačią tą dvasią, nes knyga, nesvarbu, netgi ir specializuota knyga, tarkim, lyginamosios kalbotyros atveju, tai tu per 15 minučių ką gali pasakyti. Tu nieko apskritai jokios esmės neišdėstysi apie patį tą mokslo procesą ir jo prasmę. Tai ar būtų grožinė literatūra, ar speciali literatūra, aš suprasčiau, kad tokiu atveju būtų ne dirbtinio intelekto apdorota santrauka 15 minučių, bet tarkim kažkoks ištrauka iš kokio nors veikalo, kuri galėtų sudominti žmogų arba studentą, tiesiog imtis ir ją skaityti visą. Tokiu atveju aš dar galėčiau suprasti tokį, bet šitas metodas, man atrodo, toks anonso tarsi yra žinomas jau seniai. Tai labai ačiū už labai puikų palyginimą, ypatingai su Prustu ir Džoisu. Aš manyčiau, kad ta 15 minučių samprata, tas skaičius, kuris nuolat pasirodo, kad jisai tarsi būtų įvairiuose kontekstuose pasirodo sociume, ar ne, mes girdime apie jį 15 minučių. Ar jisai galbūt yra formuojamas kaip kažkokio naujo gyvenimo būdo algoritmas, kaip tu manai, kaip čia yra su tuo 15 minučių vis dažnėjančių mūsų aplinko? Jis greičiausiai irgi turi įvairių pusių, nes kai kalbama apie 15 minučių miestą, tai turbūt 15 minučių miestas tikrai mes galime įsivaizduoti kaip tokią idealią buveinę. Jeigu mes kalbėtume apie Vilnių ir tie, kas gyvena senamiestį, tai iš tikrųjų galima sakyti gyvena 15 minučių mieste, bet kadangi daugumas vilniečių gyvena toli nuo senamiesčio, tai tos 15 minučių iš tikrųjų jiems yra toks, nežinau, greičiausiai toks būtų erzinantis dalykas ir mes kalbėtume turbūt apie kitokią civilizaciją, kuri sudaryta iš mažų miestelių ir panašiai. Bet aš manau, kad iš tikrųjų, kai mes kalbėjome apie programą, tai turime omeny ne toks tvarus ir priartinantis aplinką prie mūsų požiūris, bet greičiausiai vis dėlto kalbama apie labai mechanišką santykį su pasauliu, kad ir didieji meno veikalai yra tiesiog supaprastinti, juos galima sutraukti, ar jeigu taip kalbant šiurkščiau, sukišti į tam tikrą kiekybinį tokį laiko vienetą ir sukurti iliuziją, kad tokiu būdu tas veikalas prie tavęs priartėja. Čia aš įsivaizduoju, mes turbūt, jeigu truputėlis muziką palėtėme, mes galime paimti, sakysime, didelės trukmės veikalą, operą arba simfoniją ir sakyti, o kam ją visą klausyti, galima ją taip suspausti ir iš jos padaryti 15 minučių. Nes kam, pavyzdžiui, ją klausytis 45 minutės yra, nes tai didelis laiko tarpas. Ir tam tikra žmogui, jis per tuos 15 minučių irgi kažką išgirs. Bet iš tikrųjų yra pasakymas tarp tos, kaip aš sakiau, trukmės ir tos
ir tos kiekybinio to laiko yra toks begalinis yra skirtumas. Ir mes iš tikrųjų kalbame apie sudėtingesnį dalyką. Ir labiausiai turbūt 20 amžiuje yra prancūzų tradicionalistas Genonas įvedęs tą skyrą kiekybinio ir kokybinio pasaulio, tą skirtumą ir mes turime, iš tikrųjų susidarėme su gilesniu dalyku. Taip, tik tai dėja gaila, kad iš tikrųjų tokia tendencija trumpinti, tarp kitko, ir koncertus, ir spektaklius, tai ir operos teatre, arba darant kažkokius koncertinius variantus sutrumpintus, tai ta tendencija egzistuoja visur, netgi tokiam konservatyviam mene kaip klasikinė muzika. Yra tendencija ir jinai turbūt suprantama, nes pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume apie XIX amžių, ypač apie romantizmo santykį ir ne tik, arba vėlyvojo romantizmo, muzika nebuvo suvokiama kaip pramoga. O dabar jinai labai sunkiai, nenoromis yra verčiama paklusti tai pačiai konsumerizmo logikai. Nes tu muziką nusipirki kaip prekę ir tau malonu, kad ta prekė tavęs labai nekankintų. Vat, kad jie truktų 15 minučių. O ne pavyzdžiui, kaip Vagnerio opera kokias 4, 5 ar 6 valandas yra. Tai aš manau, kad o konsumerizmo logiką jie irgi nereikia suvokti vien tik kaip ekonominį fenomeną. Konsumerizmas, vartotojiška logika irgi ateina iš technologizuoto pasaulio matymo. Tai vis dėlto grįžtant prie to rusiškos mokyklos modelio, kuris tau buvo, kaip aš sakau, tu jį peršokai, jau tavęs jis nepatenkino labai dar ankstyvam amžiui, paauglystėje, ir prie to linijinio, kuris yra ne vienintelis pasaulyje. Tu kažkaip tai, aišku, ieškojai to kitokio, galbūt to žinojimo būdo, ne tiek to techne, ar ars, bet tikro žinojimo būdo. Aš manau, kad jeigu mes žodį techninę vartojame ir tada turbūt reiktų jai opoziciją turėti žodį Sofija, ir čia mes gal prie to sugrįšime, tai iš tikrųjų aš tik galbūt norėčiau dar kartą pabrėžti, kad ta mokykla, klasėje sėdintis mokiniai prieš mokytoją, tarp kurių yra tokia gili skyra ir yra toks mokytojo kultas. Ir aš nežinau, kadangi mokyklos senai nebuvau, bet jis turėjo tokio su savo apeigomis, yra gėlių nešimų, ir panašiai, ir ypač pirmų klasių vaikai į tos mokytojus žiūrintis tiesiog kaip į dievus, ir joje slypėjo tas iš pietizmo ateinanti labai tokia specifinė gili refleksija. Ir kadangi mes ją gavom irgi tokiu netiesioginiu būdu, ir mažai kas suvokė tą pietizmą glūdinti, kuris iš tikrųjų, jisai galbūt dar Klaipėdos krašte ir mažoji Lietuvoje būtų akivaizdesnis, bet toje Lietuvoje ir dabartiniai, kurio gyvenimais yra mažai suvokiamas, yra iš tikrųjų be tų žmonių vienetų, kurie užsiima protestantizmu, ir galbūt net apie pačius pietistus yra mažai kas yra ir girdėję. Yra autoriai, kurie yra, pavyzdžiui, Hesse, Hermanas, kuris
turbūt visiems yra toks žymesnis autorius, yra labai įdomu, kad jeigu susiduri su jo pietistinė istorija, kuri ateina per jo tėvus ir panašiai, yra visiškai kitaip galima pažvelgti ir jo herojus, ir į Stepių vilko herojų, ir jo tų stiklinių karaliukų žaismo dalykas. Yra įdomus daiktas, kad aš dar neskaitęs knygos, bet aš skaitydamas kritiką apie stiklinių karaliukų žaismą, aš pačiame romano pabaigoje yra tokia kaip metafora, kur sakoma, kad reikia šokti į vandenį. Nežinau, kas yra skaitęs, tą gali pačiame gale pasižiūrėti. Ta metafora, jinai netgi ne romane skaityta, bet cituota literatūros kažkokiame kritinėme apžvalgoje. Jinai mane taip įkrito, kad tai buvo pagrindinis stimulas, kodėl aš ryžausi bėgti iš mokyklos. Tai galimas dalykas, kad jeigu mes prie tokio rato sugrįžtume, kad tokioje prūsiškoje mokykloje kilusio iš pietistinio pasaulio suvokimo, aš paradoksaliu būdu per Hesės herojų iš žaidimo Stiklo karaliukais gavau postūmį pabėgti iš mokyklos. Ir įdomus daiktas, kad aš jau paskiau sužinojau, kad tam tikrą prasme Hesės irgi yra panašių motyvų, yra geografija. Mes galbūt tokiu būdu galima taip paradoksaliai sakyti, kad mes yra iš tikrųjų ir tokia kaip ir pasaulinė ta prūsiška mokykla ir ta kilmė pietistinė yra, ir galbūt mes turėtume tokią platesnę hieroglifiką, kurią galėtume iššifruoti tą žaidimo Stiklo karaliukais, ir galbūt tas bėgimas iš mokyklos buvo tiesiog noras sugrįžti į ją gilesniu pavidalu. Tai sveikinu prisijungus prie genialių išradėjų ir kitokių intelektualų būrio, ir čia tikrai visiškai niekauju, norėdama tai pasakyti. Žinoma, tai ta akademinė knyga iš tavęs neišėjo. Tu išėjai iš to akademinio pasaulio, ar tiksliau netgi viena koja buvai, bet ir, taip sakant, ir nors ir buvo visos idealios sąlygos tau sudarytos ir šeimos, ir mokyklos, ir tuo metu esamos tvarkos, bet tu pasirinkai sunkesnį kelią, eiti į tą nežinomybę, bet ieškoti to, kas tau tikrai giliai yra labai svarbu. Neišėjo akademinis pasaulis iš tavęs. Įdomus yra dalykas, kad ta vieta, kurioje aš atsidūriau pabėgęs iš mokyklos, jinai, žinau, ją turbūt galima taip įvardinti, nes tai neoficiali institucija, kaip hipių komuna yra, į kurią aš važiavau su viltimis, kad važiuoju į didžiulę biblioteką. Nepateisino mano lūkesčių. Bent jau tokia knyginė prasme, aš greičiausiai būčiau norėjęs pabėgti į kažkokią milžinišką biblioteką. Gal tokią, kokią Borgesas įsivaizduoja. Bet tai irgi yra labiau iliuzija. Tai baigiant šitą nuostabią laidą, norėjau dar tavęs paklausti, nes man į galvą atėjo toksai labai svarbus momentas. 40-mečiai, jaunesni už mus šiek tiek žmonės, dabar pradėjo kažkaip gana ciniškai kalbėti apie tai, kas mums svarbu, nes tu šiandien kalbėjai apie Hesę, apie Prustą ir taip toliau, apie Joyce'ą.
Ir dabar žmonės, pavyzdžiui, filosofai, antropologai, jie taip labai ciniškai netgi šaiposi. Čia kažkas tai Solovjovų tenais, žinai, domisi, žavi kažką Solovjovų. Aš jau apie Vydūną ir kitus mūsų, nežinau, jau net nekalbu apie šitą 20 amžiaus pirmos pusės ar 19 amžiaus pabaigos šviesuomenės būrį, kuris ta mūsų lietuvybė, sakykime, arba tą intelektinę mintį Lietuvoje puoselėjo ir atvedė mus iki tos demokratinės nepriklausomos Lietuvos Respublikos. Tai yra, reiškia, visą šitą sluoksnį tarsi dabartinės toks išsilavinusių žmonių, nesakau, kad visų, bet tokių labai ryškiai matomų, vadinamų įtakotukų šiais laikais, jis, taip gana arogantiškai kojon kojas užsidėję, tiesiog šaiposi, galima sakyti, iš to. Vat iš Solovjovo ir panašiai, reiškia, Maceinas, Šalkauskis ir panašiai. Kaip tu manai, ką galėtum pasakyti į tokį norą ar save pasipuikuoti savim, parodyti, kad galbūt aš kažkoks čia labai esu aukščiau Šalkauskio, aukščiau, nežinau, Solovjovo. Taip, aš aukščiau, jeigu aš galiu taip arogantiškai, žinai, kalbėti apie jį viešai, tarkim, ar ne? Ar tu pasiekė Solovjovo? Čia, žinai, man priminė, kaip dabar yra ta aktualė su kultūros ministru, kuris viešai prisistatydamas kalboje pasakė, aš tai dar ne Čiurlionis. Ir man atrodo, kad vien tik tai, aš esu paprastas žmogus, aš čia niekam nereikalingas, aš dar Čiurlionio lygio nepasiekiau, čia žmogus, kuris, tromboną baigęs yra Čiurlionio meno mokykloje. Tai yra labai įdomus paradoksai vyksta šiais laikais kultūriniai, sakyčiau, civilizaciniai tokie, kada žmonės galbūt, net ir užimdami tam tikrą, sakykime, aukštą padėtį, arba matom, arba ten ypatingai būtent matoma visuomeniai padėtį, nesvarbu ten finansinė išraiška, jisai galbūt nebesupranta to neadekvataus savo pozicijos ir savo, nepasakyčiau, intelektualinio gal koeficiento, bet apskritai, kaip asmenybės turio, apskritai nesupranta tos dilemos, tokio tragizmo netgi sakyčiau. Ar aš aiškiai suformulavau tą klausimą? Man tiesiog labai yra svarbu, nes šiom dienom mes gyvenam tokioje kultūrinėje turbulencijoje, kur labai aiškiai matome, kad padėtis socialinė savo, finansinė padėtis ar sėkmingas verslas savo, o kultūra, inteligencija, vidinė kažkokia tai dvasinė tikrovė ir išsilavinimas eina skyrium. Laidos pabaigai norėčiau iš tavęs išgirsti tokį apibendrinimą. Čia daug dalykų, aišku, yra paminėta ir manau, kad jie galėtų išaugti kažkokį didesnį daiktą yra, bet čia turbūt šiomis dienomis, šį mėnesį išėjo tokio anglų filosofo ir rašytojo Polio Knight-Norto knyga Prieš mašinas ir aš žiūrėjau kelias laidas su juo ir jisai su tokiu amerikiečių psichiatru irgi jo yra tokia ilga laida, kuris tokia postuluoja kaip ir žinoma tokį daiktą, kad mūsų smegenų pusrutuliai skiriasi į tą kairę pusę ir dešinę pusę ir ta kairioji pusė atsako už dalis, už fragmentus, o dešinioji atsako už visybę. Aš pats nelinkčiau, ta prasme turėčiau save siečiau su kitokia antropologija, tokia, sakyčiau, radikaliai kitokia ir metafiziškesnė, bet jeigu mes imame tokį modelį, kurį gali net pripažinti ir tokia psichiatrija ir psichologija, kurią mes labiau sietumėme su tokia tradicinė okcidentinė logika ir turbūt mes grįžtume tokį daiktą, nes iš tų pusrutulių skirimo ir pats tas Knight-Nortas sako, kad ta dešinioji pusė visybė turėtų dominuoti
tam dalių ir fragmentacijos tokiam pasauliu. O iš tikrųjų greičiausiai, kadangi yra technologiškai yra technologinis universumas, tas sutechnintas, sumašinintas pasaulis jis yra pagristas tuo mechaniniu išardymu, dalių sudėjimu, tokiu kaip Lego statymu ir kai jisai atsipalaiduoja nuo visybės, nuo tos pilnumos, kurią mes irgi galėtume įvairių žodžių sakyti, pilnatis, ir taip buvo bandoma konstruoti tarpukaryje tą pilnutinę demokratiją, ir tas žodis atsirado, ir iš tikrųjų žodis irgi atsiradęs, jisai sietus ir su lotinišku žodžiu integralus, apimantis viską yra, ir čia buvo paminėtas Solovjovas, iš tikrųjų greičiausiai į tą lietuvišką politinį diskursą pateko nuo Solovjovo žodžio ceinas, tai yra toks lietuviškai būtų visybiškas ir visuminis yra. Tai kai mes prarandame tokią sofijinę išminties dimensiją, mes Taip, dar iš tos sofiologijos irgi labai šaiposi. Atsiduriame tokiame fragmentuotame pasaulyje, kur iš tikrųjų galima paimti ir tokį atvejį, tą šiandieninį ir su kultūros institucijomis, jis yra tiesiog yra postmodernistinio žaidimo dalis. Jis toks fragmentuotas, į jokį jo segmentą mes negalime atsakyti. Jisai pats savaime, jis jau yra pabėgęs iš tos visybės, iš visumos, ir jis yra tiesiog tokia pakrika, fragmentuota, tokia krūva. Ir aišku, mes irgi galime žaisti, galime bandyti sukurti labai tokį pilną tokios pasijos ir aistros ir tokį dramatišką požiūrį, bet aš manau, kad vis dėlto, kiek mes bežiūrėtume į tą pakriką dėlionę tų fragmentų ir nuotrupų, mes atsakymo nerasime, mes atsakymą vis dėlto turime ieškoti kitoje matysenoje, kitome dalyke. Galiausiai net pats Lietuvoje tas buvo formuojama, kad ministras, ir nežinau, ir kažkaip, kad gali būti tiesiog technokratas, ir aš aišku nežinau, apie kiekvienu atveju mes galime ginčytis apie tas kompetencijas, bet aš manau, esminis dalykas yra tas, kad ta fragmentacija yra tokia didžiulė, ir kad mes negalime atsakyti, netgi pareikšti tam tikro vertinimo, ir galiausiai mes tą galime pavadinti tuo pačiu, kalbama, kodėl, pavyzdžiui, sakysime, tas sociologinis matymas galima juoktis, tai dėl to, kad ir meną mes galime traktuoti tokį kaip postmodernistinį teatrą. Postmodernistinėme mene, arba kabutėse šiuolaikinėme mene, viskas galima. Galima išpilti šiukšlių, ir kodėl negalima turėti institucijų žmogaus, kuris, taip sakant, galbūt yra nieko dėtas su ta institucija. Tai tam fragmentuotam pasaulyje aš nežinau, iš ko juoktis, mes neturime jokio kriterijos, jokio kokybinio kriterijus. Jeigu mes pajuokėme kokybinius kriterijus, mes negalime reikalauti, kad tikrovė taptų geresnė, negu mes ją norime matyti. Ir galbūt netgi to prasme, galbūt tokia institucinis pakrikimas yra netgi adekvatesnis tokiam sugriuvusiam ir suirusiam pasauliui. Tai turbūt čia kriterijus yra vienas. Aš noriu būti išgirstas ir kalbėti tai, ką noriu. Ir iš to turėti naudos ir daug aplodismentų bei laikų, patiktukų. Ačiū Kazimierai už labai įdomią laidą. Dėkoju Proskinos žiūrovam ir klausytojams už sugaištą laiką ir atsisveikinu iki kitų kartų. Viso gero. Viso gero.